A, Pauliau, ar galėtum sustabdyti įrašymą, prašau. Silvija, norėčiau. Pas mus susirinkimas vyksta iki 11 valandos vakaro Lietuvos laiku. Tai žiūrėkit, kiek jums reikalinga laiko. Būtų labai malonu, kad 30 kokių minučių paliktumėt klausimams. Gero kalbėjimas, Dievu. Tai labas vakaras dar visiems. Nauja patirtis. Esu Silvija alkoholikė. Nauja patirtis šitokioj erdvėje kalbėti. Šiaip visą laiką gyvuose susirinkimuose. Jo dėkoju Vidilijai, kuri pakvietė šį vakarą pabūt kartu su jumis ir pasidalinti savo praeitim, savo patirtimi. Tai tiesiog gal taip nuo pradžių, kaip ir tradiciškai iš tikrųjų augau šeimoje, buvau vienturtė. Iš vienos pusės močiutės buvau labai labai lepinama, labai dievinama, mylima. Tėvai daug dirbo, mažai laiko kažkaip praleisdavau, daugiau kažkaip visą tą tokią vaikystę atsimenu su močiute. Ir mama buvo labai griežta. Griežta labai, labai bausdavo mane už menkiausius nusikaltimus. Taip buvau tokia įstatyta labai rėmus ir tai va tokios dvi pusės buvo. Buvo tas gėris toksai ir mama visada pikta, visada nepatenkinta, tokia baudžianti mane. Vėliau aš tik tai sužinojau, kaip jau po močiutės mirties, kaip jau augau daugiau su tėvais. Pamačiau, kad jinai turi problemą, aišku, aš negaliu nustatyti, bet tikrai turėjo problemų su alkoholiu. Tai taip, o mokiausi iš tikrųjų visai pakankamai gerai, bet jau nuo pat vaikystės aš labai mėgdavau kažkokiu tai prisikurti istorijų, pameluot, kažkaip tai prasisukti, kažkokios negrįžtų laiku namo, tai toks jau pas mane nuo vaikystės tas buvo toks tas nesąžiningumas, blogą pažymį gaunu, nepasakau, pažymių knygelę slepiu kažkur ir paskui gaunu, už tai gaunu barti. Labai tas jau nuo vaikystės man buvo toks labai tas, dabar kaip sakau, būdo trūkumai, visi mano lindo jau, paskui aišku išbujojo, bet tai buvo labai stipriai noras įtikt, patikt kitiems, ypač draugų tarpe, tai neždavau iš namų ir saldainius, ir ką tik turėdavau, nes gyvenam visai neblogai. Tai ta vaikystė tokia kaip ir buvo saugiau iki kol pabuvau pas močiutę, o paskui ten prasidėjo tokių šeimoje tikrai problemų. Nu ir jau paaugusi, jau būdama paauglė, toksai draugių ratelis mūsų buvo susikūręs, irgi sukūrėm fainai, linksma. Tie tokie pirmi, aš gal net neakcentuosiu tų pirmų savo paragavimų, ten tas šampanas. Kažkiek tai buvo, nu aš tokių labai gerai ir neįstrigo, kažkur pirmieji tokie. Bet tas pirmas toksai, atsimenu, būdama 16 metų, buvo draugų gimtadienis kažkokių ir mes su draugėm ten gėrėm stiprius gėrimus, kažkokius sirupus kėtėm ir labai gerai atsimenu, žinai, tą būseną. Nu, kažkas tokio, žinai, išlaisvėjau. Atrodo visas pasaulis, aš tokia mėgau gaut blaiviena, namuose kita, nu, tokia kažkokia nesava. O čia viskas įsilaisvinau, drąsi, linksma, visi gražus, faini ir aš tokia faina. Ir tą būseną labai gerai atsimenu, didžiavomės su draugėm, kad pakeliam daugiau negu mūsų vaikinai, ne, o kokios mes čia fainos, kokios čia šustros. Labai gerai atsimenu tą vakarą, kai aš grįžus namo, tėvų nebuvo namuose.
aš dar išgėriau bare, buvo alkoholio ir aš dar išgėriau. Tai jau čia tada buvo, dabar, kai aš laiką atsuku atgal, jau tada buvo ta raudona šviesa, jau buvo jinai, ne, jau manyje sėdėjo ta alkoholikė. Ir vat baigėsi tai ten ir nesiplečiant, baigėsi iš tikrųjų ten apsivėmimais ir ryte, ir gavau barti ir viską, bet niekas tos nesustabdė. Iš tikrųjų tas va toks prasidėjo vartojimas prieš visur, vakarėliai, draugai. Draugus irgi pradėjau rinkti, su kuriais fainai, gera, linksma, galima išgerti ir visi mano tie norai kažkur tai stoti, turėjau norus studijuoti ten ir farmaciją ir viskas pasitraukė į šalį, viską aš nustumiu, man fainiau tas gyvenimas, toks linksmas, fainas, žinai. Baigiu aš tą vidurinę ir iš tikrųjų ieškodama lengviausio kelio kažkur, tai vienur įstoju, pasimokau, vėl ten draugai, su kuriais fainai, gera bendrauti, išgert. Vėl buvo tokių atvejų, kad net ir įskaitas ateidavau išsilaikyti neblaivi, anglų kalbos atsimenu įskaitą, atėjau neblaivi. Po vakarykščio su kvapu, žinai, tokia visa dar šilta. Ir po metų nusprendžiau, kad man per sunku, metu mokslus, stoju kitur ir va šitaip. Dar ne, taip, nu tas alkoholis, va toksai, va sakau, jisai man padėdavo pamiršti problemas namuose. Jisai pradžioje iš tikrųjų man nekėlė jokių ten kažkokių, tai nors sveikatą tikrai, kaip ant rytojus sakydavo, taisydavo, aš pradėdavau, jeigu kokie būdavo išvykos ar sodyboje pas draugus, aš sveikatą pataisydavau ir ant rytojaus, ir neatsisakydavau išgerti ir taurelės, ir ne vienos. Kol alkoholio būdavo, tai man viskas būdavo tvarkoj, nepalikdavo aš ten tų draugų ir vakarėlių. Ir kol pagaliau nesutikau to žmogaus, tai buvo mano vyras, aš labai norėjau greičiau išeiti iš namų, sukūriau šeimą ir vyras buvo mano, nu, visiškai, galima sakyti, nevartojantis, ten labai retai, aš turbūt per 20 metų aš jį tik tai kelis kartus išgerusi stipriai mačiau. Aš kažkaip nesąmoningai pasirinkau tą žmogų ir sukūrėm šeimą ir atrodo viskas gerai. Aš turiu namus, turiu po tiek laiko gimė sūnus. Atrodo visas, va taip kaip aš įsivaizdavau tą savo gyvenimą tokį. Viskas kaip ir neblogai, kažkur tai apie 3 metus, taip, tas gyvenimas, draugai atsitraukiau, atitolau nuo draugų ir nusprendžiau eiti jau į darbą, vaikas atsimenu į darželį ir niekur nedingo iš tikrųjų mano ta liga. Jinai jo kaip tiksinti bomba tokia sėdėjo ten viduj ir laukė. O laukė tol, kol aš išėjau į darbą, aš atsimenu, dirbau tokiam darbe, kur aplinkui irgi daug kas vartojo. O dar tais laikais tai išvis visur ir gimtadienį, ir gerai darbas pasiseka, visada bonka ant stalo, ir tai šampanas. Bet kažkodėl bendradarbėm kažkaip užtekdavo ten taurė šampano ar kažkokio kokteilio. O man tai tik tai būdavo pradžia. Aš nuo menkiausio alkoholio paragavimo. Aš žinau, kam tai baigsis, aš žinau, kad tas mano vartojimas toks būdavo iš tikrųjų niekada ne. Iki galo iki nusmigimų. Stipriai man neužtekdavo. Ir aš atsimenu, kad prieš namus aš nueidavau, ten tokia netoli darbo būdavo maisto prekių parduotuvė, nusipirkti alkoholio, nusipirkdavau bonką ar ten
ar mažiau, bet ne, pirdavau jau ir visą bonką vakare, kad tiesiog dasibaigti, vis tiek ten, žinai, kažką vyrui pameluoji, čia darbas, čia vakarėlis, o ten paskui, kai bus, tai bus. Ir iš tikrųjų labai daug metų aš gyvenau tokį gyvenimą, tokį dvilypį. Tai nebuvo mano vartojimas pradžioj, kad jisai diena dienon ar ten kažkaip sistemingai, kaip pastitut ten savaitgalį ar ką. Man būdavo kas pusę metų, būdavo visiškai lygioj vietoje, aš grįžtam iš kažkokio atostogų ir ką, man ateidavo ta X diena, kai, kai aš turėdavau prisigerti, gerdavau ne vieną dieną, ilgai užgerti ten ir mėnesiais pradžio tai nepavykdavo, šeimoje buvo ir medikų, ir vyras nevartojantis, taip, ir sūnus, tai mane ten, kai jau atsigerdavo aš tą savo ten po 3, 4, 5 dienų, mane greit pastatydavo ant kojų ir aš su lašalinėm, ten su visokiais vaistais ir aš vėl, žinai, nusipurtai viskas kaip, atsiprašinėju tada vyro, labai stipriai tas gailestis savo. Labai gerai atsimenu, būsenas man visą laiką po tokių išgėrimų būdavo, kažkokie taip, baisinės būsenos, būdavo kažkoks tai šokas, kaip čia taip įvyko, žinai, pasimetimas, baimė, begalinė vidinė įtampa, tas savęs kalimas prie kryžiaus, kodėl taip, kodėl man čia taip gaunasi, kas čia su manim darosi, žinai. Bet kažkaip tai gyvenimas eina ir aš vėl gyvenu tą gyvenimą taip, kaip ir viskas gerai, aplinkui niekas nieko neįtarė, šeima graži, aš per balius galėdavau laisvai nieko, tiesiog net turbūt sąmoningai neimdavau to, sakydavau, irgi pameluodavau, tenai negaliu, tai su skrandžiu blogai, tai sergu, tai dar kažkas, tai, bet aš grįžus namo, aš ten save tikrai apsidovanodavau. Ir būdavo, kad vyras net juokdavosi, arba baliai kokie namuose, ar šventės, kalėdos, ten Velykos, ir apsipirkimai tie didieji būdavo. Ir aš dabar tai aiškiai suprantu, dabar tiesiog net laisvai galiu apie tai kalbėti, kad nuvažiuodavom apsipirkti ir vyras imdavo labai daug alkoholio, žinai, gal vienas vyną čia gers, kitas gal dar šampaną, čia kaip bare pasirinkimas, žinai. Ir vyras sakydavo, kam tu tiek imi, sako, tiek nereikia, nes, kad nebus kas geria čia pas mus, žinai. Ne, o gal norės, žinai, o tai aš ten taip jau pasąmoniai turbūt ruoždavausi tam mane išgerimą, nes taip ir būdavo iš tikrųjų. Alkoholio būdavo, visi ramiai, baliai praeina ramiai, aš save savo. Ai, kad linksma, tada ir buitis gerai, viskas klojasi, čia lėkštės plaunasi, čia viskas labai gerai. Tai tai aš iš tikrųjų buvau ilgą laiką, dabar galiu pasakyti tikrai tokie, kur gal tarp moterų labai tai yra, daug kas turbūt tiek girdėjus, tokie namudiniai alkoholikė, man iš tikrųjų nereikėjo jokių ten barų, jokių kompanijų. Aš pati savo geriausia kompanija ir geriausias draugas mano buvo alkoholis. Va taip. Ir tie tarpai iš tikrųjų, sakau, buvo pradžiai dideli. Viskas kaip ir kontroliuojama, aš ir iš darbų niekada, ir dirbau darbus gerus ir tokius, ir niekada niekas nepaliosavo ten dėl kažkokių išgėrimų, aš jeigu jau negalėdavau išeiti į darbą, aš imdavausi biuletenį, meluodavau šeimos gydytojai, ten visokių buvo reikalų ir pasimdavau biuletenį savo į darbą neblaivi neidavau. Ir tai tęsiasi labai ilgą laiką iš tikrųjų. Ir atsimenu, šeimoje įvyko, aš palaidojau mamą, tai prasidėjo mano tokios labai labai prasta būsena buvo.
prasidėjo panikos atakos, jos be galo kankindavo. Kreipiausi pas psichiatrus, tai buvo išrašę tokių vaistų. Štai vat, ir tie vaistai irgi padarė savo darbą, aš kaip priklausomas žmogus, ne tik man labai gerai pradėjo lipti ir tos tabletės, kurį tai laiką kažkaip tai aš jų pavartojau, žiūriu, kad čia kaip ir ta būsena visai nieko, tokia viską, bet aš kaip ir alkoholio toks poveikis, žinai, apsineši, bet kvapo nėra, tai gal čia kaip ir viskas visai neblogai, žinai, ar prieš darbą, ar po darbo, ar nėra nuotaikos, aš tų priežasčių susigalvodavau, tai tų vaistų dar paimdavau, bet su vaistais taip ilgokai nesitęsė ten viskas. Ir paskui dar viena netektis, tai vyro netektis, ir iš tikrųjų per 10 metų vat, po vyro mirties, tai vat, dabar man eina 4 metai blaivybės, aš per 10 metų mano ta liga jau įsivažiavo, labai gavo didelį pagreitį ir vartojau iš tikrųjų viską. Ir vaistai. Buvo tarpas, kai alkoholio nevartoju, kokius 3 metus aš nevartoju po vyro mirties, vartoju benzodiazepinus, jeigu kas žino. Ir va, kokia šaunuolė, save gyriau už tai, kad taigi aš negeriu alkoholio čia, o čia tik vaistai kažkaip. Bet jų tolerancija irgi buvo išaugusi begalinė, didelė. Reikėdavo irgi jau iš kažkur tai gauti, kad išrašytų kažkas receptų, jau dėti pastangas visas. Bet vis tiek paskui atėjo tas laikas toksai, kad tai alkoholis, tai vaistai, o paskui ir viskas, ir vaistai, ir alkoholis. Aš sakau, aš visą gyvenimą save tokia laikiau, labai tokia aukos vaidmenį. Aš atrodo visais taip rūpinuosi, aš visais taip, man tik čia vienai reikia, o tas toks visą gyvenimą. Ta skylė viduj pas mane tokia buvo jinai didžiulė, aš nebežinojau jos kuom užkimšti iš tikrųjų. Tuščia ir tuščia, kaip be gyvenau. Ir gyvenau ir geriau, ir prasčiau, bet iš tikrųjų, visą laiką man visą gyvenimą kažko trūko. Nuvažiuodavo, atsimenu, į parduotuvės, būsena bloga, kažkokių nesąmonių prisipirki, maišais atsiveži, tai ir vis tiek nelaiminga, net etikečių nenujami ir guli tie daiktai. Todėl, kad, iš tikrųjų, to dvasinio gyvenimo jokio. Dievulis pas mane buvo iš tikrųjų, vat jisai, sakau, visą gyvenimą mane kaip ant rankų jisai nešė ir išnešė ir neleido numirti. Tai va, tai aš jau turbūt visiškai tamsi, jau nebesimatau. Tai jis pas mane buvo, bet koks ryšys buvo su juo, tai aš visą laiką jo tik tai prašydavau. Prašydavau, ten vykdavo dėrybos, esu nekartą ir visiškai neblaivi, į bažnyčią nuėjusi irgi prašysi, Dieve, padaryk taip ir taip, tai aš taip ir taip pasielgsiu ir niekas gyvenime nevyko iš tikrųjų. Kankinau iš tikrųjų savo pačius artimiausius žmonės, draugą kankinau, sūnų, tėtę be galo esu skaudinus, pergyvendavo labai daug į mane, jie niekada neprarado vilties, bet jau jie nebežinojo, ką daryti, labai gerai atsimenu sūnaus atvažiavo į namus, jau jisai gyveno atskirai, suaugęs vyras, virš 20 metų atvažiavęs, atsimenu, aš guliu lovoje, girta, jisai klausia, mama, kas tau yra? O aš negaliu atsakyti, kas yra. Sako, taigi viskas buvo gerai, sako, kodėl tu taip darai?
ir aš nežinau, neturiu nieko ką pasakyti. Aš galėdavau, jeigu man reikėdavo alkoholio, būdavo taip, kad aukodavosi šeimos nariai, ten pasilikdavo, kad aš neišeičiau, ten rakindavo duris, nu visokių būdavo. Bet vat alkoholis, nu tokia buvo stipri jėga, tai ir sako, tokia jėga stipri, kad aš be galo mylėdama tos savo artimuosius, aš galėdavau per juos perlipti, aš galėdavau juos pastumti ir aš išeidavau. Ir aš išeidavau į gatvę, ne, nusipirkti alkoholio. Tai antiek yra stipri ta liga. Tai aš dabar šiai dienai tai suvokiu. Ir prasidėjo iš tikrųjų, pirmą mūsų knygoje rašoma, prasidėjo, ne, ligoninių tas etapas. Tai pas mane irgi jisai prasidėjo, nuvažiuodavo šitas, iškviesdavo man iš tikrųjų sūnus, surasdavo vietą, tai detokse, tai kažkur tai sur psichiatrijos ligoninėje gulėjusi. Ten begulėdama, aišku, aš sustiprėdavau, bet vėlgi aš buvau nesąžininga, aš ir psichiatrėm, ir ten, ir pas psichologus tiek kartų esu vaikščiojus. Aš niekada neminėdavau, jie paklausdavo, ar turiu problemų su alkoholiu, ar vartoju, kiek vartoju. Tai, ai, nu ne, nu, kad atvažiavau ten su promilė mane į ligoninę, tai, nu, tai čia toksai, vat, atsitiktinai, nes gyvenimas labai sunkus, aš viena, aš ten, man labai sunku ir taip toliau, sergantis tėtis, vyro neturiu, nu, vat, vat taip, žinai. Tai vat jie kai kuo galėdavo, to padėdavo, pastatydavo ten lašalinės, aš ten atsigaudavau, greit atsigaudavau, ten 2-3 dienos ir aš vėl kažkokių planų prisikuriu, ten vėl į priekį, tas iliuzinis mąstymas, vėl ten taip ir taip, gal pakeisiu namus, kažkas pasikeis, gal tas bus, kažkokius knygas skaitysiu, kažkokius tai kursus vaikščiosiu, kažką tai darysiu bet ir šventai tikėdavau, kiekvieną kartą po tokių ištyrimų šventai tikėjau. Nu jau nepasikartos niekada. Šitas kartas paskutinis. O taip nebūdavo. Nebūdavo, aš labai greit viską pamiršdavau ir vėl grįždavau prie to pačio. Tie išgėrimų tarpai pradėjo dažnėti. Kaip ir sako, ta mūsų liga yra lėtinė, progresuojanti ir mirtina, tai galiu tikrai tai pasakyti. Labai gražiai, sakau, tie tarpai ištyrinėjimų, jie dažnėjo. Tiek fizinė sveikata, tai ypatingai viduj, kas darėsi galvoje, tos bemiegės naktis, aš atsimenu, labai miegas sutriko. Fizinė šiaip sveikata buvo kažkokia labai negera, daug svorio buvau praradusi. Bet vis tiek kažkaip tai save, kad aš alkoholikė, kad su manim man reikia kažką daryti, ne, nors, būdama psichiatrijos ligoninėje, ateidavo iš AA nariai, atsimenu mane vieną kelis kartus yra ten, kai gulėjau, pakvietė, sako, ateis pakalbėti, gal jūs norėtumėt pasiklausyti, bet, nu, tai aš ten atsimenu, nuleidusi galvą, kad tik tai nesutikčiau kokio pažįstamo, kaip gėda, ten nuleidus galvą, prabuvau, galvo greičiau jie žmonės dalinosi, žinau dabar labai apie ką jie kalbėjo. Taip kaip ir dabar aš važiuoju į psichiatrinės ligoninę dalintis, aš žinau, ką jie kalbėjo, bet tada aš nieko negirdėjau, aš norėjau tik tai greičiau išeiti, greičiau, kad niekas nepamatytų ir to pripažinimo jokio iš tikrųjų nebuvo, nes alkoholikas man tai buvo toks, labai mačiau alkoholikus, labai greitai visiems diagnozės nustatydavau, kad tai yra alkoholikas. Nes kur prie parduotuvės, arba kaimynas, kuris ten girtas iš mašinos išlipo, aš ten matydavau, tai va tai yra alkoholikas. O aš dar kažkaip ne. Dar darbą turiu, viskas dar kol kas, dar pinigėlių yra.
nereikia čia kažko dar. Nu, vienu žodžiu, va taip ir taip, ir taip, ir taip sakau, tas 10 metų, bet labai jau ta liga buvo įgavus irgi pagreitį ir vaistų dozės buvo labai didelis, kol pagaliau labai atsiribojau, ypatingai paskutiniais metais. Žinau, kaip labai nuo draugų. Jie tikrai gal nuo manęs, aš dabar galiu drąsiai sakyti, kad jie nenusisuko, jie ten nuo manęs, patys artimiausi jau kai kurie ir žinojo tą problemą mano. Bandė kažką irgi padėti, bet aš visą laiką aš kaip nors palinkčiodavau galvą. Aš dar galiu, aš dar pati, nors jau ten viduje buvo taip bloga, tikrai buvo momentų, kai gyventi nebenorėjau. Bet vis tiek strigo mano tie paskutiniai vartojimo metai, kai buvau irgi išėjau iš darbo, galvoju, pakeisiu darbą, vat kažkas tai tada pasikeis, visiškai nueinu į kitą sferą, į tokius vaistų gamybą ten. Ten be galo sudėtinga ir pastovi diena, pastovi įtampa, aš ten verkiu, per sunku, per sudėtinga, atsimenu. Šiaip taip pati dirbu, grįžtu namo, greičiau važiuoti namo, greičiau, arba jeigu turiu vaistų, tai vaistų išgert. Jeigu vaistų nėra, tai kažko kito, kad save nusinulint. Nes galvoju turbūt ir nuo vaistų, ir nuo alkoholio ten buvo tokia maišalinė. Aš įsivaizduoju, visiškai totalus bardakas. Nebežinojau, kaip gyventi, nepadirbau už tam darbe. Aš iki naujų metų, atsimenu, padirbau ir išėjau, parašiau pareiškimą, kad per sunku, nenoriu, čia nesąmonė ir taip, tai ir sistemingai mano, labai gerai atsimenu, per 3 mėnesius aš sugebėjau kas mėnesį pabuvoti psichiatrijos ligoninėje. Ir atsimenu, taip, tai turbūt tai buvo išsigelbėjimas dabar, šiai dienai, ne, nes ten būdavo visko, turbūt, taip ir buvo. Kažkokiu tai būdu mane rasdavo, arba draugas, arba dar atrakindavo aš tas duris turbūt, nes aš kai vartodavau, tai aš nieko neprisileisdavau, aš viena būdavau. Arba kažkokiu būdu sūnus atvažiuodavo, kaip nujausdamas, sakė, nes jau aš ten kominė būdavo, gulėdavau ir jie labai įsigasdavo, nežinodavo, ką daryti, tai, aišku, jie kviesdavo greitąją, greitoji turi nuveždavo ten, kur reikia. Ir atsimenu labai gerai po paskutinio mano užgėrimo. Aš nieko nebeprisimenu, ten, žinau, kad aš lašaliniam, ten irgi buvo pastatyta lašalinė naktis. Aš prabundu ir vėl. Aš labai verkiau, atsimenu, ir Dieve galvoju, kaip aš čia vėl patekau. Viskas, va dabar tai viskas. Viskas dasiritau iki tokio lygio. Tas turbūt ir buvo mano iš tikrųjų pirmą kartą, kaip atėjo pripažinimas, kad viskas, aš nebegaliu daugiau. Aš tą kovą pralaimėjau ir reikia kažką daryti. Ir gerai prisimenu rytą, kai atėjo gydytoja ir tiešia tokius žodžius tiesiog sako, aš nežinau, ką su jumis daryti, taigi jūs esate alkoholikė. Ir man tas toks pirmas, aiškiai, alkoholikė, taip man įstrigo, kai buvo kažkoks kirti žemiau juostos. Aš buvau visiškai pasimetusi ir jau turbūt rankas iškėlusi į viršų ir pasidavusi. Ir jinai pasakė, yra kelias, yra galit. Tai buvo tokia gydytoja, kuri šiandieną, iki po šiandieną esu labai dėkinga jai,
kad yra ilgalaikė reabilitacija, yra tokie anoniminiai alkoholikai. Turit kažką daryti, nes, nu, čia, aš sako, aš nežinau, kuo jums galiu padėti. O turit kažką daryti, sako, jeigu norit gyventi. Ir va tada turbūt pirmą kartą aš ne dėl kaip visą laiką būdavo, ne, nu, jums reikia, aš kažką padarysiu ten, ne dėl šeimos. Pirmą kartą aš pati, ne dėl sūnaus, ne dėl tėtės, ne dėl draugo. Aš pirmą kartą pati pradėjau ieškotis tos pagalbos. Man buvo duoti lapai ten su adresais ilgalaikių reabilitacijų ir aš turbūt buvo tiek blogai, aš pasirinkau iš tikrųjų tuo metu ilgalaikę reabilitaciją. Ir dabar vat, galvoju, kad tai turbūt ir geras laikas. Jeigu aš būčiau iš karto atėjus pas jūs, nežinau, kaip ten būtų su tokie puokštė ir vaistų ir alkoholio. Nes aš jau ją atėjau po metų laiko reabilitacijos. Jau tokia, galima sakyti, nu, jau suvokdama, ko aš noriu, ko aš siekiu. Tai, o važiavau ilgalaikę reabilitaciją, tai visiškai sužniugdyta, visiškai be vilties. Nieko nemačiau, viskas ten vyko taip kaip sapne tiesiog ir ne vieną mėnesį. Aš dar taip mintį turėjau, kad aš pabūsiu kelis mėnesius ir grįžčiau. Nu kaip aš tokia? Paliksiu namus, paliksiu šeimą, kaip aš dabar čia? Dabar aš suprantu, kad mano šeima džiaugiasi, jie pailsės dabar va tai suprantu, jie ilsėjosi nuo manęs. Jie nors kartą atsikvėpė ramiau, kad aš išvažiavau. Ir ten pradėjo irgi vykti tokie dalykai, kad viskas pradėjo veikti, dabar tikrai suprantu, Dievas mane myli, saugo, globoja. Taip ir buvo ir jisai taip sudėliojo viską, kad man pavyko atsisakyti vaistų. Aš atsimenu, atvažiavau į reabilitaciją gegužės mėnesį, aš rugsėjo mėnesį jau negėriau vaistų, ten buvo tik tai vieninteliai kažkokie antidepresantai, kurių irgi to atsisakiau. Ir po pusės metų aš pajutau, atsirado truputį jau mažytė tokia viltis, kad kažkas tai keisis mano gyvenime. Pradėjau suvokti aplinką, nes tada nieko nemačiau, būdavo tokia ašarų pakalnė, pastoviai depresinė nuotaika, ten nieko aš aplinkui nemačiau, viską dariau, kaip sako, tupai, reikia, darau, einu ir taip toliau. Ten būdama ilgalaikį reabilitaciją, aš pradėjom ten po pusės metų, išveždavom mus į miestą, į A grupės. Ir va ten, pirmose grupėse aš teko pabūti. Aš jau iš karto pajutau, kad kažkaip man ten gerai, fainai, ten žmonės tokie susirinkę, pasakojo, ten kaip jiems buvo, kaip jie, ką jie darė, kaip jiems pavyko, kaip jie dabar dėl ko yra blaivūs. Ir labai dėkinga iš tikrųjų esu vienam socialiniam darbuotojui, nes ten ne vienas buvo, kuris taip pat buvo priklausomas žmogus, jisai ir tiesiog aš daug konsultacijų pasiturėdavau ir jisai buvo praėjęs 12 žingsnių programą, labai daug palaikymo aš iš jo gavusi ir jisai man pasakė tokius žodžius, žinai, sako, Silvija, nu negalvo, kad čia išeisi ir taip viskas gerai ir jau pasveikai. Sako, reikės prašytis globos, praeik 12 žingsnių, praeik programą, nu kažką daryk, sako. Vien susirinkimų irgi neužteks. Ir ačiū Dievui, aš išgirdau šitus žodžius.
daug kas neišgirsta. Aš išgirdau, kad po reabilitacijos iš tikrųjų reikės kažką tai daryti ir pradėjo ten mus išleidinėti ilgalaikiam, ten po savaitę tų tokių vat į namus kažkokia adaptacija, čia jau prie namų, prie visos visuomenės jau tai išleisdavo savaitėj laiko, kokie ten buvau vieną kartą 2 savaitėm atvažiavusi į namus. Pavasarį ir atsimenu, nuėjau į dabartinę savo namų grupę Kaune, kur dabar yra mano namų grupė. Ir aš ten sėdėjo moteris, visiškai po grupės, nežinau, kažkaip jau taip priejau prie vienos moters ir pasiprašiau globos. Sakau, labai noriu eiti žingsniais, kažką daryti su gyvenimu, taip ir taip, noriu keistis. Ir jinai ten daug aš jai pripasakojau visko ir jinai sako, gerai, palauk, bet sako, tu pirmą baig, sako, ką pradėjai, baig tą savo reabilitaciją, baig ten kažkokius darbelius savo, ką ten, kai ateisit, jau grįši grinai į gyvenimą, pabaigusi, sako, tada galėsim kažką tai ir pakalbėti. Ir taip ir buvo. Ir taip ir buvo, kad, kaip ir sakė tas socialinis darbuotojas. Aš grįžau namo po metų laiko, labai gerai atsimenu. Darbo nėra, šeima ta pati, viskas kaip ir problemos, kaip čia kur gyventi, kad užgriuvo daug problemų iš tikrųjų. Ir aš atsimenu, kelios dienos, kokios 2-3 dienos, čia ruošiuosi eiti į grupę, eisiu į grupę ir mano būsena tokia, aš atsimenu, važiuoju į grupę ir aš nenoriu gyventi, aš eina savo, galvoju, gerai, aš blaivi dabar, galiu negerti, taip? Negersiu. Bet ar čia dabar gyvenimas? Ar čia va dabar taip gyvenimas, kai viskas pilka, negražu, vėl viskas, vėl kažkaip baimės, kur visą gyvenimą tos baimės, nuo ryto atsikeli baimės, įtampa, kas bus, kaip bus čia, nenoriu. Būsena nekokia, aišku, gelbsti grupės ir vėl pamatyta ta moteris išgelbėjo. Jau sakau, reikia taip kažką tai ir vėl pasiprašiau globos, aš galvau, kad jinai lauks manęs tiestom rankom, jinai buvo net ir pamiršusi mane ir sako, gerai, kažką prisimenu, tai sako, galėsim, dar šiek tiek palaukiam, bet ilgai nelaukėm ir pradėjom skaityti knygą. Va tada ir prasidėjo tas tikrasis sveikimas. Prasidėjo tikrai tokie tiek vidiniai pokyčiai ir tas vat jausmas, kad einu gerai, einu teisingu keliu, kad tikrai viskas bus gerai. Ir iš tikrųjų šita 12 žingsnių programa, tai jinai yra nuosekli, jinai yra labai gerai apgalvotai, viskas parašyta, kaip sakote, negali daryti, ne? 1.9 ar labai norėjau greit padaryti, visų atsiprašyti, bet taip nesidaro, man buvo paaiškinta. Ir pradėjom tais mažais žingsneliais ir keliauti per tos žingsnius. Pripažinti taip, tai man jau kaip ir pripažinus buvau, kad esu alkoholikė, kad gyvenimas nevaldomas, dar kažkaip tai dar taip, nevaldomas jisai, nors dar ten labai knietėjo dar jį pavaldyti, kad kažkaip tai būtų pagal mane. Vėliau, kad atrasti tą jėgą kažkokią tai,
galingesnė, galingesnė už šitą jėgą, tą baisėją, ne, lygą. Tai irgi taip pat, galvoju, tai turėjau visą gyvenimą tą savo dievą, tik tai ir labai įsivaizdavau, kad aš juo tikėjau, labai tikinti, nors nieko panašaus taip to nebuvo, pasitikėjimo jokio, vien savanaudiški tikslai, vien prašymai. Tai man kažko tai ieškoti tos jėgos, ieškoti to Dievo man ilgai nereikėjo. Aš tik tai gal buvau šiek tiek taip susimaišiusi, kaip va čia sako, ne, kad Dievą, kokį aš jį suprantu. Tai man aš galvojau, kad dar man reikės prie mano to Dievo, tokį, kokį aš turiu, dar kažką tai dar reikės, bet paskui vėlgi laiko einant man viskas taip susidėliojo į savo vietas, aiškiai, kad ašgi turėjau tą, tik tai vat reikia dabar jau juo visiškai jam pasiduoti, visiškai atiduoti visą savo valią, visą savo gyvenimą, viską atiduoti jo rankas. Nebekontroliuoti, viskas užtenka. Nuolankiai priimti visas situacijas ir nebekovot kaip visą gyvenimą, ne? Tai va, ir vėlesni, kiti žingsniai iš tikrųjų yra ir be galo visi svarbus. 4. žingsnis, ane, kur mes išsirašom, ane, tiesiog įsirašai visus savo tuos, kaip sakau, skaudulius, ane, kur buvau, kokie buvau, aš pamačiau save visiškai kitom akim, pamačiau. Nes nebuvau tikrai tokia minkšta ir gera ir pūkuota. Tiesiog 4. žingsnis, jeigu taip trumpai, man jisai leido pamatyti arba atskleisti, taip sakant, priežastis, dėl ko aš eidavau gerti. Man tai buvo labai svarbu. Bet tas visi tie mano tie būdo trūko. Labai jie gražiai atsiskleidė ir ypatingai nesažiningumas, savanaudiškumas, tas aukos vaidmuo, tas noras patikt visiems. Ir 5. žingsnis irgi unikalus, stebuklingas. Man po 5. žingsnio, kaip daug kas sako, niekas ten kažko tai ypatingo neįvyko. Tai buvo geras ne vienos valandos pokalbis, ne, aš prisipažinau, kaip sako, 5. žingsnis, prisipažinau savo, Dievui ir kitam žmogui apie savo paklydimus. Tai man jo labai reikėjo gyvybiškai, taip ne, kad aš jau galutinai įsivalyčiau savo vidų, ką aš buvau per visą gyvenimą, tų skaudulių. Aš pasakiau tai moteriai, savo globėjai, ne tam žmogui, pasakiau tokių dalykų, kur aš galvojau, kad aš nusinešiu į kapus, nieks nesužinos. Ir nuo to tik tai geriau. Nuo mano pečių labai didelė našta nukrito. Man pasidarė lengviau kvėpuoti, lengviau. Po 5. man sakau, pradėjo kažkaip trauktis tokios, tos baimės tokios. Atėjo po 5. man turbūt lengviau pradėjau kalbėti apie praeitį, pradėjo po truputį ateiti tas atleidimas savo. Ir visi kiti žingsniai, ne, 6., 7, šiam būdo trūkumus, nuolankiai, kad pašalintų Dievas. 8. sąrašas jau mano daug buvo padarytas, beveik įdirbė su 4. siejosi, tai man tik reikėjo perrašyti. 9. žingsnis, gal kas įstrigo iš 9. žingsnio labiau, kad labai įsivaizdavau, kad patarė globėja pirmiausia daryti su šeimos nariais, su savo artimiausiais, sūnum ten ir tėtę dariau.
galvoju, nu, tai čia pakalbėsim prie arbatėlės, prie pirago. O iš tikrųjų tą dieną jau nuo ryto aš ir meldžiausi, prašiau Dievo stiprybės, aš negalvojau, kad taip bus sunku. Man buvo be galo sunku, nes aš žinojau, kad aš tūkstančius kartų jų atsiprašinėdavau ir vis tiek darydavau savo. Čia vieno to žodžio, kad atsiprašau, neužteks. Čia reikės kažkokio kito prieimo jų širdis, kad jie patikėtų, kad su manim tikrai yra viskas gerai. Ir kad kažkas, nu, kad aš pasikeičiau, kad aš nuoširdžiai tą sakau, atsiprašau. Tai buvo man be galo sunkus žingsnis. Galo taip pat 9 žingsnį sunkiai dariau. Rašiau laišką mamai, kurios jau nebebuvo, ir vyrui. Bet vėlgi tai yra be galo naudingas žingsnis, ne, tai pamatas tam mano naujam namui. Ir toliau 10, 11, nu, kiekvieną dieną. Aš darau 10, 11. Ir kiek galima dabar darau 12 žingsnį. Bet ir šį vakarą su jumis dalinuosi ir nors sąžiningai galiu pasakyti, nepraėjusi žingsnis, vat man tas buvo toksai, ne, kaip globėja, vat prieš skaitant tą knygą, irgi buvo, ar tu pasirengusi viską daryti, kad įveikčiau alkoholį. Tai aš sakiau, taip pasirengusi. Bet paskui, kai skaitė mane ten 12 ir kai jis sakė, kad reikės, gal ir globėjaut reikės, gal kažkas globos pasiprašys, gal reikės kažkur tai nuvažiuoti, pasidalinti į ligoninės ten taip ir taip. Tai aš kažkaip, nu va, pas mane man truputį vėliau tas atėjo toksai. Aš pajutau irgi, va, kaip egoistė, aš pajutau tą naudą, tokį dalinimosi naudą. Tai aš galvoju, praeisiu žingsnis ir bus viskas, tuom ir viskas gal ir baigsis, užteks. Eisiu į grupės, nu ir ką, ir viskas, nu, kaip ir viskas čia gerai. Ir nieko panašaus, ir po truputį atsirado ir tarnystės, ir grupėje, tai grupės telefonas, tai pradėjau važinėti psichiatrijos ligoninės, kur man ten ir priminimas, aš turiu atiduoti, tiek man ten padėjo. Kažkur tai pasidalint, kas paprašo. Tai va, šiai dienai stengiuosi, turiu lobinukę savo pačią pirmąją. Irgi stengiuosi ir esu labai be galo dėkinga, kai pavyksta man. Dabar vat, prašau Dievo stiprinti su savo globotinė tą ryšį, kad tiesiog, kad ko galėčiau, tiesiog prašau, ko aš galėčiau jai būti naudinga. Kai pasiseks, nežinau, yra reikalų, bet, nu, viską atiduodu į Dievo rankas. Galiu padėti, o jau ten, kai bus, tai jau Dievas geriau žino. Tai va, ir šiai dienai galiu pasakyti, kad nežinau, dabar nebesprendžiu, kas būtų, jeigu būtų taip ar anaip. Mano kelias toks, aš dėl nieko dabar iš tikrųjų nesigailiu. Buvo, tai mano praeitis. Gal kaip vienas sakė irgi iš anonimų, man patiko, sako, nu nelabai aš čia labai jau kaip visi džiaugiasi, kad aš esu alkoholikė, ne? Nu, gal ten ir yra tokia dalelytė, kad, nu, kartais, žinai, vat, kodėl aš vat toks, vat, nesveikas žmogus, vat, kodėl turiu, vat tokią ligą, ne? Nu, bet dabar šiai dienai kažkaip tai su tuo susigyvenu ir gyvenu, iš tikrųjų visiškai gyvenimas pasikeitė, ne? 180 laipsnių kampu. Santykis tiek ir šeimoje, tiek dabar ir darbą turiu tokį gerą, saugų ir darbė šeimoje. Aš atsikeliu ryte, vat, ir man nereikia
nereikia kažko stresuot, bijot, atsikeliu, turiu savo ritualą, rytais meldžiuosi, prašau Dievo, kad jis vadovautų mano šitai dienai, kad jisai vadovautų mano mintims, kad šalintų mano, kaip to maldo, visus motyvus, nesąžiningumu, savanaudiškumu ir savigailą, kas man yra labai būdinga. Ir va taip pat su Dievo pagalba einu per visą dieną, vakare vėl daug maldos, daug dėkojimo. Ir taip nebereikia man iš tikrųjų iškilusiam kažkokiem mažiem ir didesniam ar mažesniam sunkumams eiti ieškoti, ne kažkokio apsisvaidinimuose, kažkokio tai galva nurimusi, galva daug švaresnė, jinai nebekuriu, stengiuosi gyventi, vat šią dieną, čia ir dabar. Nes būna tokių dienų, kai pradedu galvoti jau mintis lekia kažkur į priekį, jau planai, kaip bus, žiūriu, jau ir savigaila lenda, jau ir tas. Viskas, stop, pauzė, labai man va gera globė, pauzė ir kas čia vyksta, kodėl čia taip vyksta. Ir pokalbis su Dievu, irgi, kur bebūčiau, aš kažkaip tą ryšį man, bet aš labai gerai, man tas ryšys su Dievu, tai iš tikrųjų labai gali būti įvairiai. Jisai aš ir prie upės sėdėdama galiu, ar šunį vedžiodama, Panemunį mes daug nueinam kilometrų ir aš einu, taip tiesiog, diena eina į pabaigą ir aš einu ir man topteli atmintis, reikia pasikalbėti su juo. Ir aš tada padėkoju už visą tą dieną, ten kalbuosi, įsivalau, čia tokia kaip mano meditacija, galima sakyti. Man užeina, ypatingai gamtoje, ypatingai eidama kažkur tai arba ramiai kažkur sėdėdama. Tai šiai dienai sakau, gyvenimas neįsivaizduoju be jūsų, be anoniminių alkoholikų, be grupių, be visos, kaip vadinamos, tos užklasinės veiklos, be 12 žingsnių programos. Tai ir nesivaizduoju nei vienos dienos be Dievo. Neduodu, aš labai jaučiu, kai jau mes pradedam eiti nebe tuo keliu, kai jau jisai kažkur krypsta į kitą puselę, tai aš palauk, sakau, nenueik, duok man ranką, man taip sunku šiandien, duok man ranką, einam kartu. Tai nežinau, stengiausi kažkaip tai tas, bet žiūriu, dar laiko turim, greičiau baigiau, gal tiesiog palieku daugiau klausimams ir ačiū, kad šią dieną esu blaiva ir kad su jumis. Tai ačiū Jums. Dėkoju tau, Silvija, už pasidalinimą, už savo patirtį. Tai visus norinčius užduoti klausimą, galbūt savo aktualiu šiuo metu einančius veikimo keliu, galbūt kažkas tai neaišku patirties pasidalinimo, tai pakelkit rankytę, kas turit kompiuterius ar telefonus, yra tokia apačioj širdelė ir ją paspaudus yra tiesiog pakelti ranką ir pakviesiu užduoti klausimą. Prašau, mikrofonas laisvas. Kol galvojat klausimus, galbūt Silvija, Diana alkoholikė, ar galėtum pasidalinti patirtim? Prisimenu, kada atėjau į grupę ir išgirdau žodį Dievas, tai mano ta tokia įsivaizdavimas nuo vaikystės, tai buvo tas, kuris baudžia. Nu, žodžiu, bet ką tu padarysi, Dievas tave nubaus ir girdžiu atėjus ieškoti pagalbos, kad va, tik aukštesnė jėga man ten gali kažką tai padėti daryti. Tai kaip buvo tavo paieškos tos aukštesnės jėgos ir kaip tu ją radai? Tai aš kaip ir minėjau, mane jau atėjusią į A, nenustebino Dievas, kad jie mini Dievą.
Aš jau būdama reabilitacija, iš tikrųjų nu, taip kaip jie ten jie labai įdomiai pagal tokius klausimynus, jie ten 3 žingsnius pereina tos. Aš jau kažkokį supratimą turėjau. Ir vat Dievą aš taip ir suvokiau tokį, koks jisai ir buvo visą tą gyvenimą. Ir va, kaip tu pati minėjai, mano Dievas irgi buvo, jisai, nu, taip buvo, taip laikai, manau, taip močiutė, nu, nedaryk to, nes Dievas mato, Dievas viską girdi, Dievas mato, jis ten nubaus. Taip ir buvo, jis pas mane buvo mylintis, dabar jis mylintis ir globojantis, o pirmai buvo baudžiantis Dievas, taip. Vėliau, kaip geriau, tai ten buvo irgi toks, kad reikalas, kad aš ten su juo dėrybas vesdavausi, jisai man būdavo naudingas, kad jis gal man padės kažkaip tai iš visų situacijų išeiti. Ir tuo metu, sakau, Dievas visur buvo, vat vaikystėje tas baudžiantis, paskui kažkoksai tai, vat, iš kurio aš reikalavau kažkoksai tai, vat, tas Dievas ir naudos tik tai iš jo. Ir atėjusi čia, vat, trečias vat, žingsnis, ką, ne, tai davė, kad vat, tas grinas tas suvokimas, tikėt yra taip tikėt, bet ar aš juo pasitikiu? O to pasitikėjimo buvo nulis. Nulis. Kuo pasitikėt, atiduot savo gyvenimą, taigi visą gyvenimą viską kontroliavau, tai dabar reikės viską čia palik, man globėja aiškindavo, nu tai palik Dievo valiai, sako, o ką tu gali? Va dabar po truputį, man nebuvo tai staigiai kažkoks staigus suvokimas, nušvitimas ir aš jau čia viskas ateina po truputį, aš einu, taip einu, mažais žingsneliais ir dabar dar einu ir eisiu visą gyvenimą. Bet, nusakau, ką jisai dėl manęs padarė, sakau, man tokių nereikia. Jokių įrodymų, kad jisai yra, man, nereikia, tiesiog nieko. Ką jis padarė, ką aš dabar, ką jis dėl manęs padarė ir ką jisai dabar daro dėl manęs. Man tokių nėra čia nieko, jokių įrodymų, kad jis yra, kad patikėti juo. Ačiū tau Taip, už taip buvo. atsakymą. Galbūt yra norinčių užduoti dar klausimą. Mačiau, kažkas kėlė rankytę, tik nespėjau pamatyti, kas. Prašau, mikrofonas laisvas. Prašau, Lina. Labas vakaras, Lina alkoholikė. Ačiū Silvija už pasidalinimą, iš tikrųjų daug kur susitapatinau. Žinai, norėjau paklausti, nes aš irgi lygiai taip pat darydavau, man kai darbas trukdydavo gėrimui, aš imdavau nedarbingumą. Ir kaip pat, pavyzdžiui, tau šiandien atrodo, ar tu darei žalą kitiems, imdama tą nedarbingumą ar nedarei? Nu, aišku, žalą dariau. Žalą dariau todėl, kad iš tikrųjų, vien tik tai taip, ne, kad imdama, ar nesupratau, ar čia imdama bilietį, jau ne vien kokią žalą aš dariau savo artimiesiems, bet vat aš dabar esu ir apie tai pagalvojusi. Žalą gydytojai, pavyzdžiui, va, kad ir patikrintų, ne, nes tai buvo mano gydytoja, mano gera pažįstama, kuriai nereikėdavo nueiti, užtekdavo skambučio, aš ten labai tikinamai tai padarydavau ir gaudavau tą biletenį, bet galėjo patikrinti, galėjo pastatyti gydytojai į labai nemalonę padėtį. Taip, ir meluodavau savo darbdaviams, kurie darbdaviai nepasitikėdavo, į nepatogias padėtį statydavau savo bendradarbius. Tai va tas bilieto įėjimas, kur pavesdavau darbę žmonės. Tai Galiu dar pratesti tada klausimą. Ir, pavyzdžiui, ar tu darei dėl to 9 žingsnį su kolegom? Ir kaip sekėsi, jeigu darei? dariau su
Su keletai kolegų, kur buvo mano paskutinė mano ne paskutinė, prieš paskutinė, kur sakiau, kur gal minėjau, kaip pasidalinime, kur perėjau tada į tą vaistų firmą, bet prieš, kur nemažai metų esu išdirbusi. Ir tos bendradarbės, kur jau įtarė, kad tai yra blogai, kad tą, ir aš paskui sakau, vat metams dingau ir paskui, kai 9 žingsnį mes susitikom, aš su juom kartu. Jas pasikviečiau, tai buvo 2 moteris. Pasikviečiau į kavinutę, mes gėrėm kavą, buvo labai šaltas žiemos vakaras, atsimenu. Buvo nesenai eglutė įžiebimas, nesenai vyko čia visai prieš Kalėdas. Mano buvo 9 su jom ir atsimenu tokį nuoširdų pokalbį, atvirą. Verkiau aš, verkė jos ir paskui dar ėjom žiūrėti, atsimenu, labai gerai viskas išėjo, pasikalbėjom atvirai, nuoširdžiai. Tai va ir ėjom paskui, atsimenu, jos mane į vidurį, abidvi kabinusios parankės. Ėjom žiūrėti eglutės ir nenusisuko, labai, labai, labai tiesiog džiaugiasi. Po šį dieną dabar va susirašinėjom. Aišku, tai pasikeitė darbai, visas kažkaip gyvenimas, bet karts nuo karto pasirašom, kaip gyveni, visą laiką su šventėm. Tai va, ir susitikę buvo. Ačiū labai to. Prašau, Vigilija. Labas vakaras, Vigilija alkoholikė. Labai ačiū Silvija už pasidalinimą, už nuoširdumą, už tavo patirtį. Tai vienas klausimukas būtų, kaip tu dabar atpažįsti, kokie būna pirmi tokie signalai, kad jau pradedi savivaliauti, ne? Kad paleidė Dievo valią paleidi ir imiesi kontrolės. Kokie ženklai, ar iš karto atpažįsti ir pajauti, ar 10 žingsnis, ar, kaip tu suvoki, kad, kažkas ne taip. Tai vienas klausimukas ir kitas iš karto pasakysiu, ką norėčiau paklausti. Ką tu perduotum moteriai naujokiai, kuri tik atėjusi, ne, didelėm akim iš siaubo, kokiais žodžiais ją pasitiktum grupėje? Ačiū tau. Tai gal pirmiausia dabar, ką pasakyčiau tai moteriai, atėjusiai didelėm akim, įsigandusiai, tai turbūt apsikabinčiau ir pasakyčiau, kad viskas bus gerai, išeitis yra. Išeitis yra, ateik pas mus, lankyk grupę. Va šitus žodžius pasakyčiau. O iš tikrųjų, va tas pastebėjimas savo, ne, kur aš jau pradedu savivaliauti, pas mane yra toks išbūdo truputį nekantrumas, toksai, bet nekantrumas, blaškymasis, ypatingai darbuose. Aš labai pastebiu, kur jau noriu, ne, grįžtu namo, pavyzdžiui, po darbo, ne, ir tą man daryti, tą pasidaryti, aš jau pradedu blaškytis, jau ir tą sukontroliuosiu, ir valgyti čia padarysiu, ir tą, o kad tų reikalų, žinai, daug ir viskas, bandau viską sukontroliuoti, tada pas mane atsiranda blaškymasis, to nebebuvimas nuoseklumo, man tada reikia, taip daryti pauzę. Vienas iš šitų, toksai, ne, tas nekantrumas pasireiškia labai, blaškymasis, paskui, kai užeina mano didelė labai savigaila. Savigaila kažkokia tai, ne, tada su ta savigaila iš karto pyktį pajuntu ant pačių artimiausių žmonių, ant savo tėtės pajuntu tą pyktį, vėl, stop, jau viskas, jau einu visiškai ne į tą pusę. Tai va šitie pagrindiniai pas mane pyktis išlenda, tas toksai blaškymasis, nekantrumas, va šitie dalykai, prie kurių labiausiai turiu dirbti. O padeda iš tikrųjų, aš dabar paskutiniu metu aš nerašau tų visų
10 ten 11 žingsnių tų neberašau. Buvo tokie keli atvejai, kai buvo labai sunku, tai įsirašiau, ne, kas mane palėtė toj situacijai, kodėl aš sureagavau, kas, gal tai ir padėtų, dabar paskutiniu metu to nedarau. Tai gal tiek, jeigu atsakiau. Taip, ačiū tau labai, atsakei. Ir irgi nematau rankyčių, tai pasinaudosiu progą ir dar vieną klausimėlį užduosiu. Bet anksčiau, kai gėrimo laikais, ne, nu mes kaseko po kaseko darydavom, priimdavom daug netinkamų sprendimų. Šiai dienai, ar tu gali pasakyti, kad dabar tu kažkokių tikrai rimtų klaidų sprendimuose nebedarai? Tokių, kad, nu, jau tikrai žostka būtų klaida. Ačiū. Nu, stengiuosi visą laiką prieš kažkokį tai priimdama sprendimą, visą laiką pasimelst. Pasimelst, paprašyti Dievo, kad jisai man parodytų, kad jisai nutinkamą sprendimą, ne, va tas, kad, nu kažkaip aš savo maldoje sakau, atverk akis, ne, kad galėčiau pamatyti, ką tu man nori parodyti ir atkimšk ausis, kad aš išgirčiau, ką tu man nori pasakyti, Dievuli, vat. Nes, nu, būna tokių situacijų, žinai, kad tai sunkesnių gyvenime, kaip čia dabar reikės pasielgti. Ir aš tada darau, tada pasimeldusi, aš darau ir daryt būtinai reikia daryti, ne, nesėdėti, nelaukti kažko darau, bet neprisirišu tiesiog prie to rezultato. Va dabar kas po truputį jau man irgi tai buvo ne iš karto, aš šitą pastebėjau dalyką, kad aš nebeprisirišu prie rezultato, koks jisai bus. Nes ne visą laiką išeina pagal mane, ne visą laiką tikrai. Ir aš, kai ne visą laiką išeidavo gėrimo laikotarpį, ten ir būdavo reikalų, aš visą laiką, nu, žiauriai blogai jausdavausi. O dabar tai turbūt tai priimu kaip, nu taip, tai turbūt buvo geriausia. Nes Dievas jisai ten tikrai geriau žino, ko man reikia. Ir kaip turėjo atsitikti vienoje ar kitoje situacijoje. Tai va taip. Ačiū labai už atsakymą. Prašom, kas norėtų užduoti klausimą. Kelkit rankytę, o rankų nėra, tiesiog įsijunkit mikrofoną ir paklauskit. Kol jūs galvojat klausimus, aš tuomet pasinaudosiu progą, dar kartą Diana alkoholikė, sakyk Silvija, ar galėtum pasidalinti 9 žingsnio, tai yra žalos atitaisymo, kur buvo labai 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 baisu. Kad didžiulė baimė arba nenoras, nes pat kaip kalbėjai apie rezultatą, nežinau, kas bus, ten kažkokia tikiuosi ir jisai buvo visiškai kitoks. Ar turi tokios patirties, kur, nu, va, galvojai, kad bus vienai, bet įvyko visiškai atvirkščiai ir... Su viena gydytoja. Buvo labai baisu, nežinau, ar girdėjot per pasidalinimą, aš sakau, man kojas virpėjo, kai reikėjo sunamištys. Tai man buvo labai sunku. Man buvo, sakau, taip kažkaip jaudinausi tikrai labai. Ir paskui buvo tas su gydytoja, ten buvo reikalų, jeigu taip, ten buvo ir, buvo reikalų. Ir vienu žodžiu, ir taip išėjo, kad buvo daug nerimo, daug meldimosi, daug maldos. O išėjo taip, kad aš galvojau, kad jinai to nežino, o jinai žinojo, ten viskas, tiesiog dabar nesinori ten tų detalizuoti dalykų, kur va, kaip ir pati minėjai, ne, išėjo taip, kad jinai visiškai, man atrodė, kad tai yra, ką aš padariau, ir atrodė, kad jinai nežino, tai aš galvoju, kad vau, čia kažkas tai tokio, čia jau savė, viskas, viskas, jau va dabar prieš ją bus užlūgus tas, kažkas tai tokio. O jinai taip paprastai, taip viską ramiai, žinai, ir sako,
viskas gerai. Taip atrodo, kai pravažiavo, mes pradėjom kalbėti, jinai pradėjo pasakoti apie savo vyrą, kaip jis įskyrė. Ir kalba, ten, aš sėdėjau, aš atsimenu, išėjau ir aš galvoju, netikiu, kad tai būna. Nu, va taip, žmonės kalba, va taip sako, nes aš esu taip girdėjusi, žinai, ir išėjau, aha, nu va, ir man tai buvo. O aš jau galvojau, kad, nu, gal jau čia koks teisminis tyrimas. Ne, juokauju, bet kažkas tai tokio, aš jau ten vos ne už grotų sėdėsiu. Žinai. Nu, va taip tiesiog, nes ta galva tai ten prisikūrė, atsakau, aš labai moku filmus prikurtų. Tai va, tiek. Ačiū tau labai. Ar turime dar klausimų kalbėtojai? Gal tu, Silvija, prisimeni savo patirtį, ką darydavai, kai tiesiog užeidavo noras išgerti? Galbūt ta pati pradžia, po to pradėjus lankyti AA ir laikytis rekomendacijų. Kad išvengti užgėrimo. Galiu tai pasakyti. Man stiprus užgėrimas labai buvo užėjęs reabilitacijai. Reabilitacijai po pusę metų, kaip ten žmonės, sako, susikrauna lagaminus ir išeina. Tai man buvo tas krizė. Mane sustabdė ten reabilitacijos vadovas, vėlgi buvo tas socialinis tas pats darbuotojas, kuris sustabdė, kuris buvo gero pokalbio valandą laiko. Sako, ar tu žinai, kur tu eini? Sako, iki pirmos parduotuvės. Aš to nesuvokiau, sakiau, viskas, ačiū, man užtenka, aš pavargau. Nebenoriu, aš grįžtu į gyvenimą, aš jau viskas sveika. Tai va tas buvo ir mano, iš tikrųjų tas ir buvo po pusės metų reabilitacija, tas įvyko tas lūžis, tokia va kažkokia prošvaistė viltis. Aš ten buvau saugioje aplinkoje, viskas ten buvo gerai, tai man tokio noro, kad daugiau, va kaip po pusės metų tada reabilitacijoje, man nebuvo stipraus. O vad grįžusi, kai aš grįžau ir aš važiavau, atsimenu, tai buvo turbūt antrą ar trečią dieną į grupę. Ir va tada, kaip sakau, dalinausi. Aš nežinau, ar aš tai labai tai buvo tas noras išgerta, ne, va, kad aš suvokčiau, kad aš taip noriu gerti. Ne, aš to nesuvokiau, nes gal ta lyga tokia ir klastinga, ne, kaip jinai ten moka visaip ten įlysti ir pralyst pro visur, gal, bet aš sakau savo toj mintyse, aš blaivi, bet aš gyventi blaivi nenoriu. Man neįdomu, man vėl viskas pilka, viskas juoda, viskas nelaiminga, kaip čia bus, kas čia bus ir taip. Gelbėjo grupės. Jau meldžiausi ir tada labai daug. Reabilitacijų labai daug melsdavausi. Belenkai. Irgi buvau skaičiusi didžiąją knygą. Aš nežinau, aš kai pradėjau su globėja skaityti knygą didžiąją, 3 žingsnio malda, aš būdama reabilitacijoje pas mane, ta knyga prie manęs, jinai buvo su tokiu ryškiu, tokiu flamasteriu kažkokiu, tai ten pabraukta. Man va tos maldos, aš ten skaičiau belenką skaičiau, nors skaičiau tą knygą, bet man ryštis įstrigo. Va. Tai jau ten labai daug melsdavausi ir tai va daug maldos, grupės ir praėjom, sakau, aš labai džiaugiuosi, kad su globėja pradėjome eiti tais žingsniais. Ir daugiau viskas. Ir Dievas turbūt patraukė iš manęs. Neturiu abejot. Ne. Būna būsenų, būna kažkaip, tai aš vat ir pagaunu, lenda ta senoji Silvija, per šitus, kaip aš sakau, pagaunu save, per šitus viskas erzulys, viskas tas blaškymasis, arba va čia ir dabar man reikia, arba jau mintis skrieja 10 metų į priekį, kas bus, viskas. Va per tokius dalykus. Bet kai turi įrankius, turi ką daryti, tai sakau, antiek trumpai dabar užsisuka va tos būsenos, labai trumpai. Ačiū tau už atsakymą. Mačiau, Roberta kėlė ranką, ar norėtumėt užduoti klausimą?
Taip, norėjau užduoti, bet va dabar jinai atsakė jūsų klausimą ir gavau atsakymą, tai atsiprašau, kad trukdžiau, tegu jums Ačiū. klausimą. Ačiū, Roberta. Prašau, Inga, keliat ranką. Labas vakaras, Inga, alkoholikė. Ačiū už pasidalinimą, tikrai susitapatinau. Ir tokį klausimą noriu užduoti. Gal pati turi patirties apie tai, kaip, na, tarkim, apie Dievo valią. Na, tikiu, kad ir pavedu save Dievo valiai, bet jeigu būna tokios situacijos, galbūt kažkoks pasiūlymo kažkokio atsisakai, gal sutiktas žmogus nepriėmė ar panašiai ir paskui, na, kaip ir suabejoji, galbūt aš čia nesielgiau pagal Dievo valią arba kažko nedariau, kas man buvo va tą akimirką, kaip ir ar akimirką, ar situacija skirta ir tada imi galvoti, kad galbūt aš ne pagal Dievo valią elgiuosi, ar nebūna tokių situacijų ir kaip tada gal elgiesi, kaip išsisuki iš tokios padėties. Ačiū. Nu, supratau, gan sunku, kad, nu, bet bandysiu. Yra tekę čia nesenai, irgi tokia buvo tokia situacija, kur aš nutraukiau santykių su žmogum vienu ir vat irgi taip, ne, pagalvojau, kad, aha, o gal čia Dievas, tu man gal kaip tik davėjai ir aš taip vat viską nutraukiau. Nu, yra tokių, tokių kartais abejonių, ne? Bet paskui kažkaip tai, einant laikui, man nutraukti santykių su tuo žmogum, man ilgai labai laukti nereikėjo. Aš atsimenu, pasimeldžiau, nežinau, tokia liktai savigaila kažkokia, vėl kažkaip, aš turbūt čia neteisingai, aš tas neteisingai gal pasielgiau, gal reikėjo bendrauti, negražu, žinai, čia taip kažkaip tai tokią žinutę parašiau negražią. Bet paskui atėjo, man sakau, aš pasimeldžiau, atėjo, labai ilgai nereikėjo laukti. Man Dievas atsiuntė tokių ir aš pamačiau, kas tai yra per žmogus ir tiesiog tokių įrodymų, žinai, pametėjo man ir aš visiškai tada nusiraminau, viskas gerai, taip, man su šitu žmogum nepakeliu. Nu, o dabar aš nežinau, irgi ir dabar šiuo metu ir pasirinkusi tokias studijas ir teisės, čia dabar užsibrėžiau, noriu išsilaikyti, vairuoti ir tikrai būna sunku, nes jau esu nebe pirmos jaunystės ir tai sunku ir tą galvą palaužyti ir užeina nekantrumas ir užeina irgi taip noriu čia ir dabar jau tų teisių, o jos taip nieks nevyksta, gerai nesiseka, tai tada irgi, žinai, galvoju, o gal aš čia einu prieš Dievo valią, gal man visai nereikia ten šitos mašinos ir kodėl aš taip einu? Nu ne. Einu, o man parodo tiek aš dabar per šitus mokymusius, ojojoj, kiek pamačiau, kokia aš ir tiek reikia kantrumo, tai gal jis man kaip tik, aš dabar pagalvojau, kad jisai man turbūt kaip tik mane moko per tokias situacijas, kai aš tokia nekantri, impulsyvi, tokia, tai o čia reikia kantrybės, tai aš priimu tokį kaip iššūkį, neprisirišu, sakau, prie rezultato, kai bus, tai bus, bet nežinau, gal kažkaip tai taip, jeigu atsakiau. Ačiū labai už atsakymą. Ačiū už klausimą. Sakykit, ar turite dar klausimų? Jeigu kyla noras paklausti, prašau, mikrofonas laisvas. Kol jūs galvojat klausimą, tai sakyk, Silvija, kaip pasikeitė tavo santykis su vaiku? Aš galbūt praleidau gal kiek metų, tai galbūt turi patirtį, ar atliekant devintukus vyresnis, jaunesnis, maždaug kokio amžiaus.
Ir kaip, ar tas paauglystės kažkoksai periodas, jeigu jisai toksai buvo, kaip tau sekėsi su tuo tvarkytis, ar tai buvo vartojimas, ar jau sveikimo kelyje ir kaip šiandien yra santykiai su vaikais. Tai ačiū už klausimą. Aš turiu vieną sūnų, dabar jau Marčią turiu, jam bus 30 metų, va kitais metais kovo. Jisai iki 18 metų, tai kol vyras dar buvo gyvas, tai jisai mano vartojimą yra matęs paauglys, taip. Matęs tas scenas tokias negražias, ne, tos visus, tikrai yra matęs. Kažkaip labai, kad, tėtis buvo, ne, visada šalia. Vyras, jisai toks gal ir labai jau nesaugus nesijautė, bet va dabar, ypatingai po 9 žingsnio, 9 žingsnį darydama, aš tokių dalykų, man grįžo kažkaip iš pasąmonės labai, kaip jisai išgirta buvau ir iš jo neįsileidau. Jisai grįžo iš mokyklos, aš tik paskui per langą pamačiau, kad jis kuprinė eina namo, tai man buvo taip skaudu, man buvo taip blogai, aš jį pašokiu, jis grįžo, bet aš jo tą veidą labai ilgai atsimenu, tokį nelaimingą, tokį. Aš jam priminiau tokius dalykus, pasakoju, aš noriu atsiprašyti, tai, už tą, jisai. Ir kaip nekeista, jisai visai šitų dalykų, jam neįstrigė, jam jis neatsimena. Bet pas jį, vėlgi aš kaip mama, ne, aš matau jame tą kontrolierių, kuris irgi va dabar, kaip sako, ko priklausomas vaikas, tai sako, nenustatinėk, gal jis netoks, man daug kas. Bet aš matau taip, jisai bando taip visus sutirikuot, kad viskas būtų taip tvarkingai, viskas taip. Ir yra truputėlį pas jį tokių, dabar jis šiuo metu aš labai džiaugiuosi, nes po reabilitacijos grįžau ir jisai man po kokių metų laiko pasisakė tokį dalyką, kad jisai jau gyvena atskirai, mes atskirai, jisai su mergina. Ir sako, mama, sako, aš noriu pakalbėti, sako, man yra, užeina kartais, sako, tokios panikos kažkokios, kai viskas labai ramu, kai niekas nevyksta, mes taip įsiaiškinom, kas jam pasidaro. Jam per daug ramu. Jis geriau jaučiasi tada, kai yra, sako, kai man mašina sugenda, kai man reikia kažkur tai vežti, kai kažką atvežta, kai jisai judesi, jam ramu. Jis nemoka atsipalaiduoti. Ir man tik tai tinkšt galvoj, pasiekmes. Nes jis toks angelas sargas buvo mano. Aš jam bandau sakyti, kad sakau, tai gali būti surišta su manim. Gal tu nueik, aš jam įsiūliau į sapną eit. Tai jisai sakė, nueis ir atsimenu, čia pradžio po reabilitacijos, galvoja, eisiu, sakė. Tai aš viena ten nuėjau, pabuvau, neėjau jisai. O dabar iš tikrųjų jam truputėlį tas toks įsitempimas, nemokėjimas atsipalaiduoti, lyg tai sakė, širdis pradeda, tokį jausti, stiprią įtampą. Ir aš irgi galvoju, tai kaip čia dabar prieiti prie jo, kaip čia pasakyti, nes jis visą laiką labai būna prieš vaistus, kaip jau turbūt irgi pasiekmes, matė, kaip aš vartoju, viskas, nieko, labai galvas skaudės, gal išgers tabletę. Ir jisai visiškai doras žmogum užaugo, tikrai nevartojantis, aš jo labai didžiuojuosi, sakau. Ir tai dabar jisai, jau dabar bus turbūt 1,5 metų, jis vaikšto pas psichologą. Tai aš taip dėkoju Dievui, nes aš neįsivaizdavau, kad šitas mano vaikinas gali nueiti ir įsikalbėti pas kažką. Tai jau kad eina, tai kažkas patiko, jam sakė gerai, tai į mėnesį kartą eina pas tą psichologę pasikalbėti. Pasiekmės yra, aš tikrai tikiu, nors jisai neigia, ne, sako, tokiem neigime, ne, čia ne dėl to, čia man kažkas tai, toks nepripažinimas. Bet nors džiaugiuosi, kad santykis labai, labai žiauriai geras, iš tikrųjų dabar daug laiko kartu. Ir labai labai dėkinga, sakau, Dievuliu, kad man davė tokį sūnų. Ačiū tau labai. Prašau, kviečiu užduoti klausimus. Jeigu klausimų nebus, tuomet
Baigsim susirinkimą. Labas vakaras, Karolis priklausomas. Dėkui Sveikas, Silvijai už Karoli. jūsų. Labas. Dėkui Silvijai už jūsų pasidalinimą, labai daug susitapatinau. Aš jūsų norėjau paklausti apie 4 žingsnį. Galėtumėte pasidalinti savo patirtimi, kaip jūs analizavot 7 šitas egoizmo ir kaip jūs suprantat. Žinokit, labai trukinėjot. Ką suprantu? Egoizmą savo. Taip, 7 egoizmo savybės, kur knygoje yra parašyta. Mhm. Tai sakau, man ketvirtas žingsnis tai atvėrė akis. Aš nežinau, kaip kitiems. Man labai palengvėjo iš tikrųjų. Nesupratau vieno dalyko, kaip globėja sako, žinai, įsirašydama kažkokią tai situaciją. Žinai, ir aš įsirašau ir atrodo, čia aš teisi tokia. Aš viską čia gerai darau, aš taip ir taip, o jinai sako, ne, sako, visiškai tu neteisi, sako, pasižiūrėk tu, sako, tokia ir egoistė, žinai, nu. Va šitą suprasti man buvo be galo sunku. Be galo sunku, nes aš vis tiek savo tame egoizme, aš jo, nu vis tiek aš jį bandžiau visais būdais pateisinti. Absoliučiai visais. Man buvo iš tikrųjų be galo sunku. Tai va, jis suprasti. Ačiū už klausimą, dėkoju už atsakymą. Ar dar bus klausimų? Dar vienas klausimas būtų, Silvija, kaip jūs suprantat savoką apie beviltišką alkoholiką, nes knygoje mūsų pasakojama apie tris alkoholikus. Ir beviltiškas alkoholikas, ar jūs save identifikuojat beviltišku alkoholiku? Ačiū Jums. Beviltiškas alkoholikas, ne? Nu, beviltiškas alkoholikas, taip. Dabar aš buvau beviltiška alkoholikė, taip. O dabar esu sveikstanti alkoholikė. Ir ačiū Dievui. Ačiū Jums labai. Prašau, užduokit klausimą, jeigu dar jų turime. Silvija, sakyk, ar tau teko dirbant su kita alkoholikė rašyti santykių idealą? Va tas lūkestis, kad man mama kažkokia turi būti, man sūnus kažkoksai turi būti, man vyras turi būti, apie tai, kad kokie aš turiu būti kitiems žmonėms. Ne, mano globinutė, mes esam labai mažais žingsneliais, mes artėjom prie 3 žingsnio. O tu pati ar rašei santykių idealą? Santykių idealą? Taip. Ten buvo, bet taip kažkaip per daug neužfiksavau šito dalyko. Rašiau. Bet su globėja nelabai apie tai. Dabar kaip galvoju, tai reikėtų gal truputėlį dar padirbėti prie šito. Ačiū tau labai. Manau, kad nevėlu dar bus. Niekada. Paskutinį kartą paklausiu, galbūt dar turite klausimų, jeigu jų nėra, tuomet padėkosim dar kartelį kalbėtojui ir uždarysim susirinkimą. Karolis, sveikins alkoholikas. Dar Prašau, norėjau, Karoli. atsiprašau, Silvija, norėjau dar jūsų paklausti, kaip jūs manot, jeigu būtumėt lankius tik tai grupės ir nebūtumėt darę veiksmo programos, ar jūs būtumėt šiandien blaiva ar ne? Ačiū Jums labai. Aš galvoju, kad, aš nežinau, kas būtų, jeigu būtų.
Bet aš galiu tik pasakyti, ką man davė. Ką man davė ir tai, turbūt visuma ta, kad aš jau atėjau pas jūs, būdama, galva vis tiek jau. Jeigu būčiau atėjusi po kokios, kaip tos gulėjau psichiatrinį ir iš karto tai ten buvo reikalų, ten buvo labai daug alkoholio, buvo vaistų. Tai būčiau taip tokia iš tų jau įsirašiusi tų slidininkų gretas. O nežinau, kas būtų buvę. Man reikėjo tos griežtesnės rankos, man reikėjo tų skambučių globėjai, man reikėjo tų žingsnių. Aš dabar galiu pasakyti drąsiai, man jų reikėjo. Taip. Ačiū tau, Silvija, už atsakymą. Dar girdėjau balsą. Inga, alkoholikė. Sveika. Dar norėjau paklausti iš pačios patirties, ar 9 žingsnį, ar skriaudas atlyginai tiems, kurias padarėjai, to, nežinau kaip pavadinti, intensyvaus gerimo metu, ar iš anksčiau, kokia tavo patirtis, nes tenka girdėti, kad skriaudas atlygina vieni ir iš ankstesnių jaunysčių ir panašiai. Ačiū. Aš, kas liečia iš ankstesnių ir jaunystės padarytų skriaudų, aš turėjau vieną klasiokę merginą. Ja buvau, aš taip turbūt dabar galvoju, apkaltinus tokiais negražiais dalykais, ir netgi vagystę. Aš bandžiau, žinau, kad jos gyvenimas dabar nelabai kaip susiklostė ir man 9 žingsnį nepavyko su ją nieko padaryti. Aš susiradau ją Facebook'e, bet nieko jokio. Ir kažkaip tai dabar galvoju, nežinau, parašiau, pasikviečiau į draugus, per kitus draugus, sako, nežinom nieko. Tai man su ją toks ir nepadarytas liko. Gal kažkaip tai kažkas gyvenime kažkada tai suves. Ar atsakiau? Ačiū. Taip. Paskutinį kartą dar paklausiu, ar yra klausimų? Tai Silvija, norėčiau padėkoti visos grupės klausytojų prisijungusių vardu už tą nuoširdų atvirą pasidalinimą, už tavo patirtį, už žinios nešimą apie tai, kad yra išeitis alkoholikams. Ir tuomet paskaitysiu